Pasidalinsiu 20 aspektų, kaip jau pajausti, sužinoti, ar aš einu to savo gyvenimo keliu, kuriuo norėčiau eiti, kaip aš norėčiau jaustis, ar aš tikrai ten tą kryptimį einu, kad paskui geriau jausčiausi. Turbūt kiekvienos mūsų tikslas yra geriau gyventi, būti laimingesnė. Ir tą laimę, kaip sako, pamatuok savo laimę skaičiumi nuo 0 iki 10, tai ant kiek tu esi laiminga šiandien. Dažniausiai to 10 niekada neišgirstu, nes visada yra kur eiti, dar būti laimingesnė, dar kažko siekti. Galbūt ir tas atidėliojimas, kada nors, kai baigsiu mokslus, kai sukursiu šeimą, kai pagimdysiu vaikus, ir eina tas atidėliojimas ir tada aš būsiu laiminga. Galbūt iš čia tas ir yra, bet turime išmokti būti laimingos šiandien, čia ir dabar. Ir nebūtinai tas, kad 10 visada nori to tobulumo, bet pagalvokime apie tai, kad čia ir dabar, ką aš galiu padaryti, kad būčiau laiminga. Tiesiog jausčiausi gerai ir mano tas balas būtų 9, 8. Kažkaip padėti savo pajausti tą laimės jausmą. O ar aš teisingų kelių einu, kaip tai galima atpažinti, tai yra savo dienos siekimas, tai yra būtina sekti savo dieną. Nes kai paklausi, kas tavo dienoje keičiasi, dažniausiai atsakymas būna, nieko nepasikeitė, kai vakar buvo tokia diena, taip ir šiandien atrodo viskas tas pats. Bet kai tu gerai pagalvoji, pavyzdžiui, vakare atsisėdusi, pasiėmusi popieriaus lapą ir pradėti fiksuoti, kas šiandien įvyko. Tarkim, turėjai kažkokią situaciją, kuri nelabai patiko, kažkoks konfliktas gal buvo, gal aš įsižeidžiau, gal aš kitą žmogų įžeidžiau. Tiesiog susirašai, kaip faktas tai įvyko ir gerai pagalvoji, o kaip aš galėjau kitaip pasielgti šioje situacijoje, kitaip pasakyti, kitaip paklausti. Kai mes susirašome taip, kaip buvo ir kaip aš galėjau padaryti, kad kitaip, taip kaip būtų geriau ir man, ir kitam žmogui, tada mums ateina aiškumas, kad kitą kartą, reiškia, aš turiu pasirinkimą. Aš nebūtinai turiu elgtis taip, kaip aš anksčiau elgdavausi toje situacijoje. Pasirodo, aš galiu kitą turėti variantą, kaip pasielgti vienokioje ar kitoje situacijoje. Kai mūsų protas pamato, kad buvo taip, o galima buvo padaryti taip, kitą kartą, kai bus kažkokia sunki situacija, protas žinos, kad galima pasielgti kažkaip kitaip. Tai sekite savo dieną, analizuokite ją vakarais ir pamatysite, kad galima keisti, galima keistis pačiai, nereikia kitų keisti, niekada nenorėkite kitus keisti, keiskitės pačios. Tad grįžkime prie tų aspektų. Pirmiausia, tai atsiranda lengvumo jausmas, tiesiog atrodo, kad ir kūnas palengvėjo, ir mintis palengvėjo, ir tiesiog viskas vyksta lengviau, paprasčiau. Mes paleidžiame kontrolę, kontroliuoti kiekviena moteris turbūt mėgsta. Jeigu dar vaikai maži, tai atrodo kaip be kontrolės. Reikia visus sužiūrėti, sukontroliuoti, išleisti į darželį, į mokyklą, viską sudėti. Ir reikia ieškoti būdų, kaip pasilengvinti pačiai savo, rasti tą lengvumą. Tai yra darbas su savim, ne su kitais. Toliau, mažiau kaltinti aplinkinius. Kaltinti kitus, kad jis kaltas, jie kalti, o atsigręžti į save ir, kaip minėjau, dienos bėgyje pasižiūrėti, kiek aš kaltinau kitus ir kiek dabar galiu jau nuo šiandien atsigręžti į save, paklausti savęs, ką aš galiu padaryti vienaip ar kitaip. Ne taip, kaip buvo vakar, ne taip, kaip šiandien padariau, bet pakeisti kažką kitaip. Moters gyvenime pradeda atsirasti daugiau palaikymo. Žmonės nori tave palaikyti, tau pritarti, į tave kreipiasi, tu tiesiog keitiesi ir kai žmonės mato tą pokytį tavyje,
jie irgi nori keistis. Nes visada, kai mes pradedame eiti tuo sąmoningumo keliu, moteris pradeda keistis, ji visada keičiasi į gerąją pusę, paskui kurią nori eiti ir kitos moteris. Ir klausia, kaip tau sekasi, ką tu darai, kaip tu pasikeitei. Atsiranda tokių jau žinučių, tai gal ir man reikia keistis, gal tu man gali kažką patarti. Ir nuo to prasideda mūsų kiekvienos dalinimasis savo keliu. Tad nepamirškim to, kad nesidalinti, tai reiškia mes esame kaip čia tokios skūpos ir nesakysiu, nesidalinsiu, bet geriausia ir mes geriau jaučiamės, kai dalinamės. Tad kvieščiau, jeigu jau išgirstate tokį klausimą, ką tu darai, kad tu taip keitiesi, tai būtinai pasidalinkite savo žiniomis, savo keliu, kaip jūs juo einate, kokios jūsų dienos, ką jūs pradėjote taikyti, ką daryti, nes taip jūs galite padėti kitoms moteriams. Taip, moteris pradeda iš tikrųjų matyti žmonės ir pradeda girdėti kitus žmonės. Mes dažnai nemokame išklausyti kitų, jų išgirsti. Mes dažnai norime pasakyti pačios, kažką pakritikuoti, apkalbėti arba pasidalinti, bet nemokame išklausyti. Atkreipkite tai dėmesį, kai kitas žmogus kalba, jį reikia išklausyti ir su pauzėm galbūt žmogus nebaigia minties ir dar kartą sau leisti sustoti ir perklausti galbūt žmogaus, kad ar viską pasakėjai, užvis jeigu tai gera draugė, išmokime pradžiui savo geras drauges išklausyti arba bendradarbę, tai išmokime jas išklausyti. Pasimkite savo tokią užduotį, kad mokysiuos žmonės išklausyti ir pamatysite, kiek jūs daug galite sužinoti iš žmogaus, kur jums atrodo, o jau jinai jau viską pasakė, o dar pauzė maža, jūs nepradėjot kalbėti ir dar ta moteris dar daugiau norėjo pasakyti, dar labiau atsiskleidė ir jūs dar daugiau galėjote išgirsti apie ją. Tad niekada neskubėkite pertraukti žmogaus. Tebūnie su pauzėm, tebūnie jūs dar kartą perklauskite tą patį, išmokite išklausyti žmonės. Tai yra labai svarbu. Gyvenime atsiranda daugiau gausos. Mes dažnai to nepastebime, nes gausa tai nėra vien tik tais apie pinigus. Mes galvojam, kad gausa tai reiškia pinigų yra ir tai gausa. Išmokime atkreipti dėmesį į tokius dalykus, kad gausa gali būti ir kitokia. Išeikime į lauką, pamatykime daug gausos, išmokime ją matyti. Medis, jisai stovi vienas, bet pažiūrėkime, kokia gausa lapų ant to medžio. Žolytė, kokia gausa žolytės. Išmokime tai pamatyti. Įvairius dalykus ir pabrėžkime, kad tai yra gausa. Visur yra gausa ir visko yra labai labai daug ir gausiai. Išmokime tai pastebėti. Pradėkime fokusuoti dėmesį į tai, į ką galime jau šiandien dabar pakeisti. Mums nereikia laukti, rytoj, kada nors. Išmokime šiandien kažką keisti, mažus dalykus, kad ir susitvarkykime kambarį, pakeiskime jį, papuoškime jį kažkokiamis mažomis detalėmis ir tai jau bus pokytis ir geriau jausitės, visada norisi taigi švarių, gaivių namų, tai tikrai kviečiu mažomis dalelytėmis, detalėmis mažomis keisti, puošti savo namus. Pradėkime nuo to, nuo paprastų dalykų. Santykiai su žmonėmis gerėja. Kaip ir minėjau, jeigu mes išmoksime išklausyti kitus žmonės, santykiai su visais žmonėmis pradės gerėti, su visais. Moteris leidžia savo paleisti senas nuoskaudas. Su nuoskaudomis yra labai daug įvairių praktikų, nes nuoskaudos mus kaip ir griaužia ten iš vidaus, jos mums neleidžia būti laimingoms, tad jas susirasti, iškelti
atkreipti jas dėmesio, leisti joms būti ir tiesiog paleisti ir nelaikyti jų įsikibus. Tai irgi reikia išmokti, turbūt daug praktikų reikia atlikti, kažkam daug, kažkam gal vienos užtenka. Mes visos esame skirtingos, nors visos esame moteris. Tai tikrai kviečiu nuoskaudas atrasti, susirašyti ant lapo ir tada bus aišku, kokios tos nuoskaudos griaužia mus iš vidaus. Moteris pradeda girdėti savo intuiciją. Tai vėlgi stebėkite save, ką jūs jaučiate intuityviai, apie ką tas jūsų gyvenimas, reikia stebėti tai. Galim sakyti, aš nieko nepastebiu, nieko nežinau, bet kai užsibrėži savo tikslą, kad stebėsiu savo dieną ir mes daug gražių dalykų galim pastebėti toje dienoje. Atsiranda noras būti daugiau tyloje, būti su savimi ir tada mes pradedame girdėti tą savo intuiciją, kai jau pajuntame, kad norime pabūti tyloje. Kad ir pasivaikščioti gamtoje viena, be draugių, be šurmulio, o tiesiog išeiti pasivaikščioti viena. Arba leisti savo pabūti vienai. Tiesiog pabūti, pasimėgauti, pasižiūrėti per langą. Moteris pradeda labiau rūpintis savo kūnu ir emocijomis. Kūnas tai yra mūsų namai, o emocijas mes taip pat turime išmokti valdyti. Jeigu dienoje mes stebėsime savo emocijas, jas galime fiksuoti ir žiūrėti, ką mes turime šioje dienoje, ką mes turime per savaitę, kaip mes jaučiamės, kokios emocijos kyla į viršų. Visos emocijos yra geros, neišbraukime. Visi jausmai yra mums reikalingi, tad tikrai priimkime juos, išbūkime su jais. Tiesiog pasistebėkime savaitę, dvi, ką mes turime, kuo mes gyvename. Visur pabrėžiu tą, kad stebėkime savo gyvenimą, kas dienoje vyksta. Moteris vis mažiau nori gyventi per skubėjimą ir stresą. Kai išmokstame mes pabūti su savimi, pasivaikščioti gamtoje, pabūti tyloje, tada mūsų gyvenimas pradeda lėtėti. Ir kai pastebim, kad lėtėjam, ir streso tada sumažėja. Tada geriau jaučiamės, esame laimingesnės. Grįžkime prie to, kad viskas mums viso to reikia, kad būtumėm laimingesnės. Moteris supranta, kad nieko jinai niekam neprivalo, visiems neprivalo patikti ir įtikti. Ji leidžia savo jausti, net jei tai kartais skausminga. Tad išmokime, kad gyvenimas sukasi apie mane, aš savo dieną stebiu, aš savo gyvenimą stebiu ir ieškau būdų, kaip pakeisti, kad būčiau laimingesnė. Ji pradeda planuoti savo dieną, savaitę, mėnesį ir metus. Ar mokate planuoti savo dieną, savaitę, mėnesį, metus? Rašote darote savo metų planą, tada skirstom kas mėnesį, nes vis tiek norisi ir tų atostogų, ir atostogas tikrai planuojame ne paskutinę dieną, o pasižiūrime, kada atostogausime, ar tai bus vasara, ar tai bus mokinių atostogos, kad su vaikais išvažiuoti. Tad mes vis tiek turime šiokį tokį planą, metų planą. Tad jeigu atsisėstumėm ir dar pasidėliotumėm atidžiau, ką aš noriu nuveikti, ką aš noriu pasiekti per tos metus, ką aš noriu pakeisti. Tiesiog turėti tikslus, kad kažką aš noriu pakeisti ir bandyti tai keisti, siekti to, kad pasikeistų mano gyvenimas. Taip, moteris pastebi, kad atsiranda naujų galimybių. Kai mes pradedame keisti požiūrį į gyvenimą, tada atsiranda įvairių naujų galimybių. Ir vėlgi, sakysiu, nieko naujo pas mane nėra. Jeigu aš nestebiu savo gyvenimo, tada galbūt nieko naujo pas mane ir nėra. Moteris pradeda vertinti paprastus dalykus. Tiesiog išmokime kvėpuoti. Kvėpavimas tai yra mums visiems duotas. Ir jeigu mes pradėsime mokytis sekti savo kvėpavimą, sekti tą tylą, girdėti
tą tylą, kas joje vyksta. Kaip ir minėjau, mūsų gyvenimas tada bus ramesnis, atsiras daugiau laiko ir sumažės stresas. O streso mes turime labai daug, nors galim sakyti, kad aš tai nestresuoju, aš tai ramiai viską reaguoju, bet mes ant tiek kūne esam užsispaudę ir paprastas kvėpavimas, sekant kvėpavimą, gali mums labai atlaisvinti kūno įtampas. Geras miegas, kokybiškas miegas lygiai taip pat miegant atlaisvina kūną, tada įtampų lieka kūne mažiau. Pradėkime stebėti ir tai. Taip, moteris pradeda rinktis, kai jau pastebi, kad diena jos, ne tai kad diena, o gyvenimas, laikas tiesiog galbūt sulėtėja, pradeda pastebėti, kad to laiko pasirodo tikrai yra. Ir tada vietoj dramų moteris pradeda rinktis tylą, tą ramybę, norisi tada pabūti kažkur tai ramiai, pasivaikščioti galbūt tada jau su drauge, bet nesirenka tų kažkokių garsių balių arba kažkokių dramų apkalbėjimo, tiesiog renkasi galbūt vieną draugę ir išsikalbėjimą pačiai ir leisti draugį išsikalbėti. Moteris pradeda kurti gyvenimą, kuris atitinka jos vertybės. Vertybės vėlgi reikėtų išsigryninti, kokios yra mano vertybės. Kai mes prieš akis matome savo vertybės, iš begalė daugybė vertybių, mes išsirenkame kokį 10 vertybių, iš tų 10 tada dar sumažinam kokias 5. Ir kai mūsų protas tiksliai žino, kad tai yra mano vertybės ir tada galim savo nusistatyti tas ribas, kad aš neleisiu peržengti vienokių ar kitokių ribų, nes tai yra mano vertybės, su kuriuom aš norėčiau likti ir būti. Kai mes pastovime už savo vertybės, tada mes geriau jaučiamės. Mūsų pasitikėjimas savimi atsiranda stipresnis. Tada tas vidinis stuburas stipresnis. Na, tiesiog vėl eisiu prie to, kad mes esame nuo to tik laimingesnės. Ir svarbiausia, visą tai sudėjus, moteris grįžta į save, į savo tą vidinę ašį, savivertę, nes dažnai mes nežinome nei savo vertybių, nei savo norų, neturime nei to metų planavimo ar mėnesio planavimo, tada mes esame tokios, nieko nežinau, kur ten vėjas nupūs ten ir eisiu ir skrisiu palei kitus. Tada gaunasi taip, kad mes negyvename savo gyvenimą, o gyvename kažkas kažką pasakė, važiuojam, kažkas pasakė, einam, kažkas kažką kažkur tai ir mes taip plaukiam pasroviui. Bet kai mes žinome savo gyvenimo planą, kai mes žinome savo vertybės ir neleisime jų pažeisti, tos ribos, bet sveikos ribos, tai vėlgi neturi būti kažkokiam, kad šitaip ir kitaip ir aš nieko nekeisiu. Galbūt mums reikia būti lankščioms, nes moteris yra kaip ta upė. Upė jinai tekanti, jinai aptekės kiekvieną akmenėlį, apeis, aptekės ir nutekės ten, kur jai reikia. Tad būkime lankščios, skleiskime tą meilę. Moteris yra meilė, grožis, gėris. Tad būkime tomis moterimis, kurios skleidžia tą grožį, gėrį, meilę ir žinoma, būkime laimingos, nes kai žmogus yra laimingas, aplink save skleidžia laimę, o tai yra užkrečiama. Žinote, kad ir žiovulys yra užkrečiamas, pradėkit žiovauti ir toje aplinka užsikrečia. Tai būkit laiminga ir aplinka tuo užsikrės. Tad linkiu kiekvienai būti kuo laimingesniai. Nežinote, kaip tai padaryti, nežinote, nuo ko pradėti, tai kviečiu parašykite man asmeniškai žinutę ar laiškelį, susidraugaukite su Facebooku Viskas apie tave arba Instagramu Simonos akademija ir parašykite asmeniškai, kas jūs šiai dienai neramina, kur jūs norite nueiti ir kokiame taške esate šiandien
galbūt neina pajudėti iš to taško. Tiesiog, jeigu noras yra, pašaukimas yra keistis, tai kviečiu, parašykite žinutę.